tiesiog labai pasisekė, kad turime jūs. Ačiū. Ačiū, kad draugės su jumis kaskart kūrėme naujas istorijas. Ačiū už aukštus standartus. Žinokit, nepatinka. Kiekvieną kartą, kai mes susitinkame, aš mokusi iš jūsų, jūs mokotės iš manęs. Vertinu, kad susidūrė su verslo iššūkiais, padėkime mums juos išspręsti. Džiaugiuosi, kad dirbame kryptingai ir su tikslu, kad jūsų verslas augtų. Ačiū už meilę per atstumą. Ačiū Jums už atvirumą, kantrybę ir kartu išmoktas pamokas. Mes su Egle norėtume padėkoti visiems klientams, iš kurių gavus laišką į darbo dienos pabaigą paskaitai ir pagalvoji, ta prasme, rimtai, o tada pagalvoji, kad gal čia visai įdomu ir tada padirbi dar porą valandų. Man visada smagu su Jumis pasikalbėti. Ačiū Jums už iššūkius. Esu dėkinga, kad nesate abejingi ir parodote, kur reikėtų pasitelkti. Vertinu kartu išmoktas pamokas ir džiaugiuosi galimybę kartu augti. Labai džiaugiuosi, kad tai, ką sukūrėme kartu, padeda auginti jūsų verslą ir siekti naujų aukštumų. Galvoju apie jūs net per atostogas. Su Jumis nėra nieko neįveikiamo. Džiaugiuosi, kad pradėjau mažiau gerti kavos, nes jūsų laiškai mane puikiai prabudina ryte. Labai vertinu, kad leidžiate mums klysti ir iš jūsų mokyti. Džiaugiuosi dirbdama su Jumis ir nekantrauju pamatyti, kas mūsų laukia ateityje. Smagiausia yra girdėti, kaip gerai Jums sekasi. Aš mėgstu iššūkis, o Jūsų dėka manim niekada netrūksta. Ačiū už tai. Vertinu, kai esat su mumis atviri. Pirmiausia, ačiū už tai, kad Jūs esate. Kad nesitenkinate taip, kaip yra šią dieną, svajojate, galvojate, kaip galėtų būti geriau rytoj. Mes Jūs mylim, myli klientai.